Parduota. Paskola. Amerikietiška svajonė. Tam yra priežastis, kodėl jie tai vadina svajonė. Kas ten? Cock-a-doodle-doo, drauguži. Uždaryta. Ne. Aš daugiau nebeturiu pinigų. Mano darbas užknisa šiuo metu. Prašau, kitą mėnesį aš turėsiu daugiau pinigų. Bankas. Jūs negalite pasimti mano namo. Ar tai jūsų parašas? Paskola. Gerai, bet nors padėkite man tai išspręsti. Jūs juk sakėte, kad aš geras kreditorius, tiesa. Ei, palauk, ten mano šuo. Ne, neatimkite mano svajonės. Kaip tai atsitiko? Hartman, ar tai tu? Praėjo daug laiko nuo 4 klasės. 4 klasė. Ar tai laiko mašina? Tau nebūtina domėtis apie mano stulbinančius pasiekimus. Šok vidun. Nėra laiko. Aš turiu nueiti į banką ir atgauti savo gyvenimą. Jie pasiėmė viską. Wow, bankas dabar tau nepadės. Rankšluostis bagažinėje. Papildomi kiaušiniai, užsidėk juos, tau jų prireiks. Ar tu sugrąžinsi mano svajonę? Ne, Pailai, tu tai padarys. Aš čia, kad parodyčiau tau, ką daryti. Žiema 2006. Pritardamas jums. 1 nacionalinis bankas. Kas yra bankas, klausėte jūs. Tai neįprasta vieta, kur abu dalykai laikas ir ironija egzistuoja. Ir dar. Ar tu taip išsidirbinėsi visą laiką? Susikaup, Pailai. Pavyzdys A. Tie, kurie atėjo padėti indėlį ar saugiau pasidėti uždirbtus pinigus. Pavyzdys B. Tie, kuriems reikia pasiskolinti pinigų savais tikslais. Ei, tai aš. Taigi, pavyzdys C. Bankas savo saugyklose turi paskolinti pinigų. Tokiems žmonėms kaip tu. Ei, tai tas vaikinas, jis atėmė mano namą. Rimtai, užknisi mane, Pailai. Tai laiko kelionė, jis tavęs negirdi. Tiesiog leisk man papasakoti. Taigi, kur aš baigiau? Tu matai, kol jis dar nebuvo atnešęs pinigų, Pailai, jo bankė buvo pasibaigę pinigai. Bet jis davė man daug pinigų su didelėmis palūkanomis. Taip, tai vienintelis būdas bankams uždirbti pinigus, suteikiant paskolas. Skola lygu pinigai, Pailai. Prisimink tai, skola lygu pinigai. Kuo daugiau paskolų jie sudaro, tuo daugiau uždirba. Bet jeigu jie neturi pinigų, tai iš kur atsirado mano pinigai? Tau reikia žengti atgal, Pailai. Wow. Negali būti. Gali. Tai dar ne viskas. Ei, bičiuli, reikia pinigų? Jie taip nedaro. O, jie daro būtent taip, Pailai. Prisimink, bankai uždirba pinigus, užduodami paskolas, parduodami skolą, netgi taip. Savanaudiškai skolindami. Ei, nori biški pinigų, bičia? Paskola, pasirašyk čia. Negali būti. Jie taip vadinam nemokamais pinigais. Jo, būtent taip sakė mano bankininkas, nemokami pinigai. Bet jie nėra nemokami, paskola. Blogiausia dalis buvo siūlyti pinigų žmonėms, kuriems jų net nereikia. Žmonės, Pailai, kaip tu. Tu teisus, man jų nereikėjo. Aš ir taip buvau laimingas. Bankas, jūsų šeima. Kodėl jis nelaimingas? Jis uždirba daug babkių. Jis galvoja. Palauk. Bingo. Matai, bankininkas skolina visiems mieste. Bet kad uždirbtų daugiau, jie turi skolinti daugiau. Daugiau? Kiek jiems jų reikia? Daugiau. Kas tai? Žiūrėk, juodasis arklys atvaro. Kreditinė kortelė. Pasiimk kreditą.
Žiūrėk, viskas bus gerai. Viskas bus tiesiog gerai. Kas dabar? Dabar, Pailai, su šiais pinigais mes gerai pasilinksminsime. Oho, tai nuostabu. Man reikia išsiaiškinti. Kai aš grįšiu, aš tikrai pasitaisysiu. Aš tikiu, svajus saugus. Ben Bernake, aš tave pagausiu, gražuliuk. Jep, jis saugus, jis tikrai saugus. Gražuolė, padėk ten ant jo staliuko. Truputį ir savo. Palauk. Žinai, palauk sekundę, Hartmanai. Aš ką tik susimaščiau. Jeigu aš gavau šios pinigus iš banko ir bankas jos gavo iš federalinio rezervo sunkvežimių, varyk. Tai iš kur federalinis rezervas gavo juos? Gražu, panelės, gražu. Sakyk, Hartmanai, kodėl aš dėviu bikinį vietoje akinių? Nes niekas nėra įleidžiamas į federalinį. Nei tu, nei aš. Nei kitas Amerikos pilietis. Nei deramai išrinktas kongreso narys. Nei aukščiausiasis teismas. Net aukščiausiasis teismas. Net aukščiausiasis teismas. Nei teisingumo departamentas. Nei čia, nei DIA, nei FBI, ATF, BTA, NBC. Netgi Dievas. Kaip vyriausybė gali neįleisti savęs į savo pastatą? Vyriausybė? Pailai, federalinis yra privatus bankas, priklausantis privatiems žmonėms. Neleis žodžiai federalinis apgauti tavęs, tai tas pats kaip Federal Express. Privatus bankas, bet... Privatus. Ša. Geriau šnekėk tyliai, Pailai. Tai Etanas, federalinis rezervas. Sveikas, Etanai, Bilas čia. Pirmasis nacionalinis. Labas, Bilai, kaip tu? Gerai, gerai, mums truputį trūksta pinigų. Be problemų, kiek tau reikia? Kaip suskambėtų 20 milijonų? Ką? Puiku, atsiūsime rytoj. Palauk, jie negali tiesiog paskambinti federaliniui, kad gautų daugiau pinigų ir jie duos jiem, kiek tik panorės? Ne, Pailai, federalinis neduoda bankui pinigų. Federalinis juos paskolina. Bankai privalo juos atiduoti su palūkanomis. Gerai, laikas eiti. Pala, aš vis dar nesuprantu. Iš kur tada federalinis gauna pinigus? Ta prasme, jeigu jie yra privatus bankas. Tu sakei, kad jie privatus bankas. Taip, gerai, tai kasgi duoda pinigus federalui? Tai melas, Jungtinių tautų kalykla. Labas, melai. Pirmam nacionaliniu reikia dar 20 milijonų. Mes jau ir taip varome pilnų pajėgumų, Etanai. Reikia daugiau paskolų, reikia daugiau pinigų. Gerai, jūs čia bosas. Ką tik pasakysit? 20 milijonų dar iki rytojaus. Bet aš nepagaunu. Kas čia blogo, kad Fedai spaudžia pinigus? Tai pažeidžia konstituciją, Pailai. Mūsų iždas privalo spausdinti mums pinigus, bet dabar Fedas juos spaudina. Nei vienas negaus prakeikti dolerio, kurio nespausdino Fedas. Na ir, jie atspausdina pinigus, po to paskolina vyriausybei. Tada jie uždeda palūkanas, už kurias mes turime užmokėti mokesčiais. Atsibus, Pailai. Dieve, aš vis dar nesuprantu, kur čia šuo pakastas. Žinai, tu teisus, Pailai. Palauk minutėlę, dėl to aš moku mokesčius. Jo, aš užmiršau, kaip jie efektingai laiko tave dunduku. Tai gerai, aš ne dundukas. Ar tu bent žinai, kas yra pinigai, Pailai? 10 amžius. Pyragėliai. Senai žmonės mainydavosi daiktais. Jie išmainydavo daiktus į tai, ką norėdavo įsigyti. Pyragėliai. Aš išmainysiu vietas į tavo pyragėlį. Aš nenoriu tavo uogų. Nagi, Pailai, šios uogos skanios. Jos neskanios, jos senos ir aš nemėgstu uogų aplamai. Duok man tą pyragą. Ne. Kaip matai, mainai sukeldavo šiek tiek rūpesčių. Tada vieną dieną atėjo juvelyras ir pasakė: auksas. Dabar visi manys, kad auksas yra vertingas. Tai kodėl visiems nesiskaičius juo? Kaina buvo nustatyti ir nuo tada valdyti prekybą pasidarė labai lengva. Nes žmonės galėjo skeisti auksą į bet kokį kitą daiktą. Hartmanai, wow, pažiūrėk į mano auksą. Sulaikyk jį, ten mano auksas. Suknisti vagišiai. Sakyk, Pailai, aš turiu saugyklą su apsauga. Aš galiu laikyti tavo auksą saugiai, už mažą mokestį. Taip, žinoma, tai būtų puiku. Matai, Pailai, štai kaip pirmas bankas uždarbiavo. Štai, Pailai, aš tau paskolinu 100 aukso monetų. Puiku. Grįžk bet kada ir pasiimk savo auksą atgal. Jis bus čia pat, mano saugykloje.
Dabar tu laikai patį pirmą popierinį pinigą, Pailai. Wow, puiku. Visą tai suteikia prasmę. O taip, tai buvo gerai. Visi pradėjo naudoti skolos pinigus. Nes visi žinojo, kad IOU buvo vertingas kaip auksas. Wow, šio saldainio kaina tikrai gera, 1 IOU. Šokoladas $1. Ei, palaukim, tėlės buvo tik 1 IOU. 10 IOU už 1 šokoladą, jie negali tai pakelti kainų. Saldainių pardavėjas gali. Saldainių pardavėjas gali. Palauk, tai tiesiog suknistai neteisinga. Vanduo 200, kupranugariai 400, tai daro IOU vertingą vis mažiau ir mažiau, kurie iš vis nebevertinami. Gera vertė pinigui. Doleris nebe toks, koks jis buvo. Bet aš dirbau sunkiai ir aš iškepiau visus tos pyragėlius. Dabar aš turiu dirbti sunkiau, kad padaryčiau mažiau. Tai neteisinga. Jeigu taip manai, kad tai neteisinga, tau patiks kita dalis. Ką jis daro? Bankininkų aukso lentelė IOU. Sudarant daugiau paskolų. Teisingai, jis kietas. Matai, jis spausina daugiau IOU, nepadengdamas į auksų. Paskolino jos su palūkanomis ir pasidaro daug babkių ir niekas nėra išmintingesnis. Išpirkimai. Ne, tai mano auksas. Nebe. Ką tu kalbi? Aš norėčiau išpirkti savo IOU. Ačiū jums labai. Labas, pietų pertrauka. Aš noriu savo aukso dabar. Vagis. Mūšis dėl banko vadovybės suvienija žmonės. Matai, jie visi suprato, kad jis vagė. Subėgo į banką ir pareikalavo savo aukso, bet kaip tu matai? Čia nėra jokio aukso. Hartmanai, nesjaudink, Pailai, grįžtant į tuos laikus, kerštas būdavo tavo. 3 dalykai, kurių geriau nedaryti. Niekada nelies kito vyro moters, niekada neužgau kito vyro ego. Ir svarbiausia, niekada nelies kito vyro pinigų. Nes tada tas vyras palies tave. O Dieve, tu pakorė jį. Taip, Pailai, mes jį pakorėm. Mes jį pakorėm aukštai ir tu žinai kodėl. Todėl, kad jis buvo vagis. Todėl, Pailai, nes gimė blogio išradimas. Žmogus suprato, kaip paversti bevertį popierių į auksą. Taip išrado mašiną Rothschild rūmai. Vogti pinigams ir pavergti visas tautas žemėje. Jis gyvas. Pabaig, tu tiesiog perdedi. Aš praradau savo namą, bet... Kas tai? Paaiškink. Atominė elektrinė? Pagamina daug elektros ir truputį taršos. Didysis žmonijos išradimas. Gerai, bet ką su juo galima padaryti? 3, 2... Šūt! Atominė energija, galingas išradimas, kurio negalėjo įsivaizduoti joks žmogus. Jis gali būti naudojamas geram ir blogam. Dabar, skirtingai nei Einšteinas, juvelyras atrado, kas buvo laikyta paslaptyje. Apie tai niekados nebuvo norėta pasakyti. Šis atradimas yra vadinamas nežymių saugyklos bankininkavimu. Blogos rankose tai pavojingiau už atominę bombą. Jos rankose yra galia sunaikinti tautą, kuri atsisako šios bankininkystės sistemos. Ne. Atėjo laikas naikinti šį išradimą ir žmogų sėdinti už viso to. Tu apgailėtinas, kol Amerika nesunaikino pati savęs. Patikėk manim, Pailai. Ne, aš tik noriu susigrąžinti savo šunį. Velnas, aš pasiduodu. Tegul jie gyvena sukaustyti grandinių. Ne, Hartmanai. Laisvės medis laikas po laiko turi būti palaistytas žmonijos patriotų ir tironų. Thomas Jeffersonas? Pone prezidente, kaip man jį atvesti į protą? Taip, kaip mes padarėme, išlikti budriam. Tiesa pasislėpusi labai giliai ir laisvė šviesa blanksta kiekvieną dieną. Greitai, imk mano žirgą, parodyk jam. Palauk, parodyk man ką. Kur mes keliaujame? Toli, laisvė žirgė. Jok stipriau žilas viesulė. Kur mes? Vaterlo mūšyje. Palauk, mes turime prasmukti. Pinigų mašina, štai kur ji. Ei, ar tai tie patys žmonės? Turtingas bankininkas iš Vokietijos joja po raudonojo skydo vėliavą. Jie finansavo abi karo pusės. Londonas, Vaterlas Barstow. Tai jis, raudono šarvo pasiuntinys, pašauk jį. Ne, aš nešausiu. Velnes, Pailai.
Kas? Jis nušluostė visiems nosį pranešdamas, jog laimėjo Napoleonas. Londono raudonojo šarvo bankininkai apsimetė, jog Anglija pasmerkta ir pradėjo pardavinėti Anglijos akcijas. Anglija pradėjo pardavinėti savo beverčius pinigus. Bet Anglija laimėjo, taip? Žinoma, jie laimėjo. Bet tai buvo raudonojo šarvo triukas. Jie palaukė, kol akcijos paliko vertas skatiko ir nupirko Angliją beveik už nieką. Ką, jie padarė tai? Kaip? Kai Anglijos vadovai sužinojo, jiems nebeliko nieko kito, kaip atsiduoti raudonajam šarvui. Jų pinigai dingo ir jie paliko raudonojo šarvo skolos vergai. Nuo to laiko Anglija moka valstybinius mokesčius. Tiesiai raudonojo šarvo bankininkams. Žmonės nesupranta. Bet bankininkai gyrėsi mums apie tai, ką padarė. Beckinghamo rūmai juokiasi iš mūsų išilgai visą dieną. Tai geriausias biznis, kokį tik esu padaręs, Nathanas Rothschildas. Jeigu aš galiu kontroliuoti tautos turtą, man nesvarbu, kokie jos įstatymai. Ar tai, ką man Jeffersonas norėjo parodyti? Ne, Pailai, žiūrėk. Jie yra Amerikoje taip pat. Raudonasis šarvas yra ir čia, Pailai. Siekiantis užkariauti mūsų amerikietišką svajonę. Svajonę, kurią turėjai, Pailai, laisvo žmogaus svajonę. Jie bandė užimti mūsų tautą daug kartų ir jiems nesisekė. Todėl Jeffersonas ir patriotai pasižadėjo sustabdyti blogą, kad ir kas bebūtų. Dievo vardu jie neleido bankininkams laimėti čia. Kad išsaugotume savo nepriklausomybę, mes privalome neleisti jiems valdyti mūsų amžiną paskolą. Mes turime rinktis laisvą ekonomiką ir laisvę arba perteklių ir vergovę. Thomas Jeffersonas iš tikrųjų taip sakė. Wow. Aš statau ekonomiką į pirmą ir svarbiausią respublikono dorybę. Ir visuomenės skola yra didžiausias pavojus, kokią tik galime bijoti. Tai priklausys kiekvienai kartai, kuri turės užmokėti už tai. Mes turime turėti centrinį banką, kad apsaugotume tautos finansus. Jeigu Amerika kada nors leis privatiems bankams kontroliuoti pinigų spaudimą, pirma infliacija, po to defliacija. Bankai ir korporacijos vis augs ir pradės atiminėti žmonių turtą, kol jų vaikai atsibus benamiai. Tame pačiame žemyne, kurį užkariavo jų protėviai. Jeffersonai, tu pamišėlis, ši šalis turi turėti centrinį banką. Kas tai? Pirmasis Amerikos iždo sekretorius. Aleksandras Hamiltonas. Neilgam. Aaronas Buras, Tomo Jeffersono viceprezidentas. Jis neužėmė iždo sekretoriaus posto per daug gražiai. Gražus šūvis, Burai. Pirmasis centrinio banko bandymas truko 20 metų ir buvo uždarytas. Bet bankininkai bandė vėl stoti prieš kietą riešutėlį, prezidentą Andrew Jacksoną. Jūs esate gyvačių ir vagių urvas. Ir aš ketinu jūs išvaryti iš jo. Po nesėkmingos žmogžudystės 36-aisiais Jacksonas pagaliau nugalėjo banką. Kai buvo paklaustas, koks buvo didžiausias pasiekimas gyvenimą, kietas riešutėlis atsakė: aš nužudžiau banką. Ir tai buvo jo paskutiniai žodžiai. Aš nužudžiau banką. Ir kai grįžo tikri pinigai ir tikras auksas, mūsų tauta apturėjo didžiausią plėtrą per visą istoriją. Tai buvo nuostabu, Pailai. Bet bankininkai, trokštantis daugiau galios ir turtų, išgalvojo patį ambicingiausią planą. Kartą ir visiems laikams užvaldyti finansus ir jungtinės tautas. 1910 slaptas susitikimas buvo surinktas J.P. Morgano dvare, Jelikil saloje Gruzijos pakrantėje. Šis susitikimas buvo toks slaptas, kad buvo slepiamas nuo viešumos ir net valdžios. 10 narių naudojo slapyvardį. J.P. Morgan slapyvardis Hula Girl. Aš neabejotinai turtingiausias žmogus. Taigi aš vienintelis valdysiu super slaptą centrinį banką. J.P. Rockefellerio slapyvardis Lube Hul. Aš neabejotinai turtingesnis nei Hula Gul. Taigi aš valdysiu super slaptą centrinį banką. Tu niekas palyginus prieš mane Lube Job. Aš turėsiu valdyti centrinį banką. Tylos. Aukščiausias vadovė, mes nežinojame, kad jūs čia būsit. Aš ir nesu, bet jūs bukagalviai. O taip, jis toks protingas. Niekas iš jūsų nevaldys banko. Mes žlugdome praeitie dėl atvirumo. Šį kartą sėkmės raktas bus slaptumas. Žmonės privalo galvoti, kad jie valdo banką. Taip, nuostabu, apgalvotas žingsnis.
Koks planas? Mes pirmą sukursime paniką ir tada pasiūlysime išeitį. Su mūsų žmonėmis ofise ir laiku mes vėl turėsime centrinį banką. Ir tada žmonės manys, jog bankas jų. Mes turėtume pavadinti jį federaliniu rezervu. Jie sudavė gruodžio 23 1913-aisiais. Kai dauguma mūsų iš kongreso namuose valgė vaisių pyragą, tie šunsnukiai bankininkai įteikė jų iždo aktą naujai išrinktam bendrininkui, Woodrow Wilsonui, kuris jį pasirašė, kad jis net nebuvo išrinktas. Palauk, IRS? Ar aš maniau, kad jie visada turėjo IRS? Ne, Pailai, jie tai padarė mums taip pat. Federalai dabar turi neįtikėtiną galę spausdinti Amerikos pinigus. Jie skolina šios pinigus mūsų bankams ir valstybei su palūkanomis, uždėdami tiesioginę skolą mūsų pinigams, suspausdami daugiau ir daugiau, taigi kiekvienas doleris tampa mažiau ir mažiau vertingas. Su šventom kalėdom. Kas tai per velnias? Taip, Pailai, tavo valdžia, kuri turi atidavinėti skolas federalams. Tavo mokesčiai netitenka tavo valdžiai. Nejaugi? Tai didžiausia vagystė žmonijos istorijoje. Bet gerai, aš pagaunu, ką tu sakai. Bet tai painu, Hartman, ir aš vis tiek nesuprantu, kaip tai įtakoja mane. Jeigu aš turėčiau daugiau pinigų, niekada to nebūtų atsitikę. Hartmanai? $55, wow, ką mes čia darome? Truputėlį apsipirkinėjame. Palaikyk tai. Galonas dujų 23 centai. Pašto ženklas 3 centai. Aukso uncija $35. Karšta, neįkainojama. Geriau grįžk atgal. Ei, Hartman, man reikia mano mašinos. Ar tai Michael J? Jo, jis bus sveikas. Pailai, ar sutinki, kad tu turėjai viską tą patį 55 metais? Jo, vieną štampą, vieną dujų galoną, vieną unciją aukso ir vienus namus. Mes ką tik uždirbame daug pinigų. Ei, reikia apmokėti mokesčius, bet yra smagu uždirbti visus tos pinigus. Palauk, tai neteisinga. Dabar iš tikrųjų aš turiu mažiau pinigų, aš net negaliu nusipirkti tų pačių dalykų, kuriuos pirkdavau anksčiau. IRS ir federalų infliacija daug dirba kartu. Jie net apmokestina pelną, jie apmokestina net infliaciją. Tu neturtingesnis nei 55 metais. Ar tai tau skamba teisingai ir amerikietiškai? Taip, bet kasgi mėgsta mokesčius? Aš ir taip nemėgstu IRS. Pailai, kuo didesnė infliacija sukelia, tuo daugiau tavo pinigų jie pasiema. Tai vagystė. Tu nebe šiaip moki mokesčius, tu moki mokesčius taip pat. Bet gauni mažiau. Jie atima mūsų nuosavybę mums prieš akis. Kaip ir sakė Thomas Jeffersonas. Kas tai? Jie pamatė mus. Greitai, mano kardą. Kokį kardą? Mums nereikia jūsų banko mašinos. Aš pasmerksiu jūs mirčiai, velnės, mirčiai. Pailai, Bernakis, ties 9, pakulbdyk jį. Prieš ką mes priešinamės visame pasaulyje? Prieš monolitinį ir negailestingą sąmokslą, kuris pasikliauja pirmiausiai slaptumu, plečiant galios sferą. Kas atsitiko, kur aš? Aš tikiu, galbūt tu dabar supranti, Pailai, bet tu bijai. JFK, Hartmanai, ką tai turi bendro su mano namu ir šunimi? Gerai, man pakanka, aš noriu namo dabar. Tai paskutinis prezidentas, kuris priešinasi federalams. Tu turi pamatyti. Birželio 4-63 prezidentas Kennedys pasirašė prezidentų įsakymą 11110. Šis prezidentų įsakymas teikia galę JT spausdinti pinigus be federalų įsikišimo. Tai būtų suveikę. Kennedys planavo išnuomoti federalams mašiną ir pradėjo. Bet po 6 mėnesių prezidentas Johnas F. Kennedys nuvyko į Dallas ir negrįžo. Negali būti, jie tai padarė. Naujas prezidentas Lincolnas Johnsonas išmetė Kennedžio įsakymą.
Ir iki Kenedžio nei vienas prezidentas nebandė susidurti su slaptomis federalų jėgomis. Jie sutvirtino didesnius ir didesnius bankus, prispausino daugiau pinigų visiškai nepadengtų. Ir dabar naikina mūsų tautos turtą, dėl ko naudą jaučia tik keletas. Kodėl? Kodėl taip daryti? Jeigu jie žaidžia mus, jie žaidžia pasaulio bankininkus taip pat. Ne, Pailai, jie apsaugoti, jie per dideli, kad susimautų. Bet aš ne. Tie kalės vaikai. Tikrai kalės vaikai. Diena buvo šalta. Vėjas šiurkštus ir stiprus. Bet mes buvome apsisprendę. Bankai ir jų parazitai mus nuskaičiavo. Bet jų išpuikimas padarė juos silpnus. Ne kaip mus. Ne kaip šios didvyrius, kurie susirinko. Mes grįžome, kad atsiimtume. Hartmanai, ar tai mano šuo? O šuo. Tai neišvengiama. Pinigų karaliai negali mūsų daugiau ignoruoti. Jie atsiuntė pasiuntinį. Godumo mašinos atgaviką, kad praneštų mums apie mūsų pasidavimą. Hankės Paulsonas. Hartmanai, tai šventvagystė. Mums priklauso visi žemės kampeliai. Būtų kvaila stoti prieš mus. Aha, aš jau mačiau šį žvilgsnį. Tai plėšrūno žuodžiančio grobį. Drąsaus, bebaimio, laisvo žmogaus žvilgsnis. Tu nuėjai toli, Hartmanai, toliau nei visi. Būk gudrus, prisijung prie mūsų. Mes tau suteiksime pinigus, galią, ko tik panorėsi. Tu gali būti vienas iš mūsų, jei tik atsiklaupsi. Beprotis, tu beprotis. Mes tau siūlome viską. Kaip tu manai, kas tai? Tai yra Amerika. Pabaiga. Filmai garsino Geduksas, išversta ir įgarsinta TRL Team studijoje. Tas, kuris aukoja laisvę dėl saugumo, nevertas abiejų. Benas Franklinas.